toks lengvai mistiškas laikas, 13 valandų ir 13 minučių, tiek rodo mūsų studijos laikrodis, mes toliau žygiame į priekį su dar viena be stabdžių valanda ir anonsavau šios valandos pradžioje, kad turėsime įdomų svečią mūsų studijoje, viskas yra tvarkoje, niekas niekur nevėlavo, šiandieną pas mus svečiuose viena geriausia Lietuvos krepšininkių ir taip pat trenerė Jurgita Štreimikytė Virbickienė. Labadiena. Labadiena. Labai malonu, kad atkeliavot. Malonu man, kad pakvietėt. Su gražiu rudeniu. Ačiū. Ar labiau patinka vasara, kuri šiemet buvo beprotiškai karšta? Labiausiai patinka pavasaris. Rimtai? Taip. Nu tai tuomet mes gal susitiksim ir pavasarį ir apie tai pasišnekėsim. Neišvengiamai aš noriu vis tiek pakalbėti apie krepšinį, bet šiuo atveju trumpam kelis klausimus apie vyrų krepšinį. Tikriausiai irgi stebėjote, ar ne, rungtynes ir jūsų kaip profesionalės dabar vertinimas. Vieni sako, kad galėjomgi vis tik tą auksą paimti. Be abejo, stebėjau ir aš manau, visada norisi daugiausia. Kiekvieno sportininko, kiekvieno sirgalio, kiekvieno žmogaus, jeigu tu užlipi ant laiptelio, lieka paskutinis laiptelis iki viršūnės, be abejo, norisi įveikti. Ir tai yra skaudu. Ir kiekvienas sportininkas išgyvena tą savai, bet aš manau, jie pasiekė tikrai labai daug ir atidavė daug jėgų paskutinį, sakykime, 2 rungtynės iš eilės, kur aš manau, jiems kainavo finale. Tas visas ir psichologiškai, ir fiziškai jie praktiškai labai daug įsisėmė per rungtynės su italais ir prancūzais, sakykime. Iš tikrųjų, mes su kolegomis čia svarstėme, tas psichologinis pasirengimas, ar kažkokios treniruotės yra, ar kažkaip, vis tiek su tais nervais tvarkytis, kažkoks yra, ar ne? Ar kiekvienas tiesiog namie savo pasiruošė, pagalvoja, kad dabar bus rimtai jau? Čia yra, aišku, didelis indėlis yra trenerio, turi būti, aš manau, ir praktiškai visos komandos, ir trenerio, ir asistentų, ir ypač masažistų, kuris praktiškai išklauso viską ir gali, sakykime, duoti tam tikrų injekcijų lengvų, bet aš manau, viskas vis tiek gula ant pačio sportininko pečių, ant jo patirties, nes kiek tu išgyvenai, sakykime, finalo, kiek tu išgyvenai tų svarbių akimirkų, ta patirtis dedasi ir tu kiekvieną kartą reaguosi vis truputėlį kitaip, nes patirtis yra patirtis. Jūs turėt be proto daug rungtynių ir iš tikrųjų žinot, ar ne, kaip tvarkytis. Trenerio darbas, kaip raminat savo auklėtines? Kiekvieną kartą, kiekvienais metais tos auklėtinės keičiasi, kiekvienas vėl priklausomai vėl nuo patirties, nuo profesionalumo, kiek jos lanko krepšinį, kiek žaidė rungtynių, kokiam lygiai žaidė tas rungtynės. Tai yra kiekvienais, sakykime, metais jos skiriasi ir kiekvienais metais reikia ieškoti tam tikrų naujų priėjimų ir tam tikrų naujų paskatų ir motyvų, nes kaip žinome visi, mes sakom, kartos keičiasi, jos kitokios ir trenerio darbas yra kiekvieną kartą tobulėti ir rasti tam geriausius žodžius. Tai be abejo būna ir klaidų, bet stengiamės iš tų klaidų mokytis. Štai ir priėjome prie Vilniaus moterų krepšinio komandos Kibirkštis. Jūs esate trenerė ir komanda turi gilias tradicijas. Tai gal apie pačią istoriją pačios komandos trumpai, drūtai. Istorija yra, sakykime, sena labai, nežinau, net dabar kiek metų, nepasakysiu, nes mano virš 50 yra, kuri prasidėjo, sakykime, tų laikų senoji Kibirkštis, kuri turėjo tikrai labai didelę vardą, sakykime, gerą vardą pačioj buvusioje Tarybų Sąjungoje čempionatuose ir tikrai aukšto lygio žaidėjas, labai superinius ir galius ir mano atminty dar daug yra neišlikę, sakykime, nes buvau maža, sakykime, auksinių laikų Kibirkšties, bet teko žaisti prieš tų laikų, kažkiek dar spėjau pažaisti prieš tų laikų krepšininkės, kaip, sakykime, Šitlauskaitė buvusią, dabar nesiminsiu pavardžių, Veselė net truputėlį, labai mažai teko, sakykime, kaip pačiupinėti asmeniškai. Aišku, paskui ta istorija kaip ir nutrūko, bet pasikeitė, praktiškai pavadinimas tęsė Lietuvos Telekomus. Aš manau, tai irgi buvo tikrai labai nuostabus laikai ir man teko pačiai praleisti kaip žaidėjai pačius geriausius laikus, sakykime, išgyventi su Lietuvos komanda klubinė Eurolygoje. Mes sugebėjom žaisti finaliniam ketvirtį 2 kartus. Vieną kartą sugebėjom užlipti ant, sakykime, apdovanojimų pakilos, užėmėm 3 vietą, tai yra aukščiausias Lietuvoje moterų krepšinį yra pasiekimas. Paskui kaip ir ta istorija lyg tai persikėlė kaip ir į Kauną. Trumpam. Žinot, kartais yra sudėtinga suprasti, kuri komanda tą istoriją tęsė, nes pradėjo blaškytis.
Ir atsirado tuo metu iš karto Vilniuje kibirkštis. Tai va, taip ir sudėtinga. Aš manau, istoriją palikim istoriją, aš manau, šitai kibirkščiai reikia kurtis naują istoriją. Tai va, ir kalbam tuomet apie šiuos laikus, naujausią istoriją. Kada prasidėjo jūsų kaip trenerės darbas kibirkštyje? Pačioje kibirkštyje man prasidėjo prieš, dabar net pagalvosiu, prieš 3 metus, va. Na, žodžiu, ne vakar ir ne už. Kai vyriausias treneris mano buvo, dabar yra 3 sezonas. O apskritai kalbant, nuo profesionalaus krepšinio eiti į trenerio postą, kodėl ir kaip taip atsitiko? Oi, istorija tokia gana įdomi, nes kai žaidžiau krepšinį, sakykime, dar nebuvau karjeros pabaigoje, bet jau, sakykime, apie vidurį ir man kažkas susimindavo, ką vyksi toliau, gal būsi trenerė, pas mane buvo toksai niekada gyvenime, nes tai yra per daug... Kategoriškai taip. Kategoriškai. Buvo kategoriškas nusiteikimas, nes tai yra per daug sudėtingas darbas, per daug reikalaujantis emocijų, per daug reikalaujantis... tikrai, nes tu matydavai trenerių reakcijas, tu matydavai, kaip jie atrodo, tu matydavai, kaip jie matydavai jų visą gyvenimą, praktiškai tik išorinį, dar nematydavai, ką jie veikia namie. O taip. Bet karjerą einant į pabaigą, kažkaip dėliojusi tos mintis po truputėlį su ta patirtim, ką praėjai, ką sudėliojai, ką sugėrei iš save ir kažkaip norėjusi pabandyti tai atiduoti, kažkaip nepasilikti savo. Ir tas taip ir pasisuko už tai tas kelias. Gerai, mes darom trumpą muzikinę pauzę, grįšim ir pokalbį pratęsim. Dar šiek tiek klasikos ir prisiminimų mūsų eteryje. Kartu su kompanija Eurythmics 25 minutės jau po 13 valandos. Šiandieną pas mus svečiuose Vilniaus moterų krepšinio komandos kibirkštis trenerė ir taip pat viena geriausių Lietuvos krepšininkių Jurgita Štremickytė Virbickienė. Pirmoje pokalbio dalyje mes kaip tik baigėme tuo, jog jūs sakėt, kad trenerio darbas yra sunkus ir jis yra alinantis. Kaip vyko, ta visa adaptacija, pirmi metai, kuomet, reikėjo atsidurti kitoj barikadų pusėje? Taip, pradėjau aš kaip trenerio asistentė ir pirmus metus, pirmą pusmetį, kai teko dirbti, buvau tarp to, sakykime, ribos žaidėjo trenerio. Nebuvau praėjus, dar ne, kaip sako, jeigu noriu tapti treneriu, reikia nužudyti žaidėją. Ne, reaguodavau daugiau kaip žaidėja, kaip buvusi žaidėja, ne kaip treneris. Tam reikėjo laiko, kad persikvalifikuoti, pradėti žiūrėti, nebūdama, kaip pasakykime, aikštelė, bet šalia aikštelės ir priimti tam tikrus sprendimus, matyti daugiau, apriepti daugiau, analizuoti greičiau. Tai yra pamažu. Moterų krepšinio komanda kibirkštis. Dabar, kas joje žaidžia ir kokia sudėtis, ką mes turime? Šiais metais mes turim jauną komandą labai ir mes turim 6 moksleivės ir 6 studentės, praktiškai vieną žmogų tikrą profesionalą, tai mūsų užsienietį amerikietį Šanitą, ir turim vieną žmogų, sakykim, kur pabaigė mokyklą, dar norim per metus nuspręsti, kurią linkme ką studijuoti, dar neapsisprendęs mergina. O turim U16 rinktinės vieną žmogų, U18 5, sakykime, rinktinės narės ir U23 rinktinės narės. Tai praktiškai tai yra jaunas labai kolektyvas, kurį stengsime suderinti ir mokslus, ir krepšinį. Tai nėra paprasta nei joms, sakykime, nei trenerių, kaip man kaip treneriui, kaip treniruočių procesą organizuoti, nes paskaitos, pamokos, egzaminai, viskas labai skirtingų laikų ir pas kiekvieną skirtingai, bet stengsimės surasti visada kompromisą, nes aš manau, mano nuomonė, mokslai yra labai svarbu. Ir jos turi, jeigu nori, jos tikrai sugebės tai suderinti. Todėl mes šiemet praktiškai nedalyvaujam nei Europos tauriai, nes tai yra vidury savaitės, kas praktiškai pernai tas dalyvavimas studentėm pirmo kurso tik labai išblaškė mokslus ir turėjo problemų. Ir stengiamės dalyvauti tame turnyre, kur vyksta rungtynės tik savaitgaliais, kad neiššoktų jų mokslų grafikai ir kad, sakykime, neturėtų daug tų skolų ir sugebėtų tai suderinti. Aha. Jeigu būtų jūsų valia, kaip trenerės, ideali krepšininkės diena, kaip ji prasideda, kaip ji baigėsi, ką reikia daryti, kokia turi būti, koks režimas? Be abejo, tai yra vėl skirtingi dalykai. Ar aš esu profesionalas, ar aš esu studentė, kuri derina savo studijas su sportu, nes kai aš mokinausi, mums buvo
sudarytos visos sąlygos sportuoti, o dabar tikrai nėra universitetuose, jos tikrai neturi jokių skirtinių sąlygų, yra labai sudėtinga suderinti, kai su kuriais, sakykime, dėstytojais net paprasčiausias paskaitas ir atsiskaitimus. Ir jeigu, sakykime, profesionalė, tai be abejo, tu turėti 2 treniruotės į dieną, tai yra rytas, pusryčiai mano, atsikėlimas, rytinė treniruotė, pietus, popiečio miegas, tam tikri savi reikalai, vakarinė treniruotė, vakarienė ir vėl miegas. Tai yra tikro profesionalo sportininko diena, jinai praktiškai mažai skiriasi kiekvieną dieną. Tik varžybinė diena yra kitokia, prieš varžybinė diena truputėlį vėl kitokia, bet grafikas yra panašus visada. Turite keletą legionierių komandoje? Turime vieną amerikietę tikrai profesionalę. Iš kur atkeliavo? Iš Amerikos, Šanita Landerė, bet jinai žaidus Prancūzijos antrojo lygoje. Aišku, mūsų, sakykime, mūsų lygai jos tikrai pakanka profesionalumo ir jos meistriškumo. Yra lyderis komandoje? Aš tikiuosi, kad jinai gal bus ne tas, sakykime, lyderis, kuris labai stipriai save demonstruoja kaip lyderį. Jinai tokias, sakykime, pilkasis kardinolas, kuris visada stengsis padėti komandai, visada stengsis atlikti visą tą juodą darbą ir kuris tikrai bent jau per draugiškas rungtynes ką parodė, kad jinai tikrai, kada yra sunku, jinai išstoja ir imas iniciatyvos pati. Turim kitą jauną užsienietę, galima sakyti užsienietę, mes jos jau nevadinam užsienietę, Vita Horobets iš Ukrainos. Tai yra irgi taip pat jauna žaidėja, kuri žaidžia už Ukrainos U20 rinktinę, kuri taip pat studijuoja Kijeve, kurią taip pat reikia išleisti, kartais atsiskaityti egzaminus. Bet jinai jau šiek tiek, netgi, manau, nemažai supranta lietuviškai, jau mes kaip jos užsienietė kaip ir nelaikom. Jauna komanda, kaip bus ateityje? Na, visi nori siekti karjeros, kažkur išvažiuoti, žaisti užsienį ar ne, į stipresnę komandą. Ruošiasi tam jūsų žaidėjas? Galvoja apie tai? Mano, kaip aš, sakykime, kartais gal mano nuomonė, šita komanda joms yra, ypač tos, kurios jau pabaigė mokslus ir įstojo studijuoti, tai yra apsisprendimas ir kol mokaisi pagalvot, kur tu eisi link. Ar tu norėsi tikrai tapti tikrą profesionalę ir, sakykime, tavo krepšinis taps tavo ir gyvenimo, sakykime, vizija ir pragyvenimo šaltinis ir kažkokius savo tikslų siekimas, ar tai bus tik tavo kaip ir hobi. Tu toliau ieškosi, sakykime, baigsi mokslus, ieškosi darbo ir pasiliksi krepšinį šalia. Abu sprendimai nėra blogi. Taip, čia yra priklausoma vėl nuo žmogaus ir mano tokias, sakykime, kaip ir vizija, kad joms sudaryti tokias sąlygas, pabandyti, kas tai yra profesionalus krepšinis. Ar aš tikrai jo norėsiu? Ar aš tikrai to keliu eisiu? Nes tam reikalingas pasirinkimas. Nes be pasirinkimo yra paprasčiausiai sudėtinga. Mes gal taip idealizuojam, kaip nežaidžiantis arba žiūrintis per televizorių krepšinį. Jums tai yra darbas, yra rimtas, profesionalų yra tikras darbas. Taip, tai yra darbas, tai yra sunkus darbas, kuriam reikia atsiduoti. Jeigu tu nori pasiekti, kaip aš sakau, kiekviename darbe maksimumo turi atsiduoti 100%. Ir reikia, kaip sako, daug dalykų aukoti. Tai nėra auka, tai tavo pasirinkimas yra. Varžovai, ar ne? Turite varžovus ir irgi kitos komandos norėtų, žinoma, laimėti prieš jūs. Gal apie juos keli žodžius, kas yra stipriausi, aršiausi jūsų varžovai? Šiemet geriausia komplektacija susirinko, aišku, Marijampolė, jiems laikas ir jie turi labai didelius viltis ir norus laimėti šiais metais LMKL aukso medalius, tai aš manau, tikrai susirinko labai tokį gerą derinį tarp patirties ir jaunimo, tarp tų žmonių, kurie jau pabaigė studijas ir jau kurie, aš tikiuosi, manau, renkasi profesionalo kelią. Tai darbo kokybė ir darbo, sakykime, tas grafikai turi būti visai kitokie ir jie turi tikrai turi visas galimybės siekti pačio aukščiausio. Turim kitą komandą, Utena, pernai metų laimėtojas. Tai irgi gana surinko tikrai irgi neblogą komplektaciją, kur panašiai irgi patyrusių nemažai yra žaidėjų. Yra viena žaidėja, kuri sugrįžo, sakykime, iš Amerikos ir pažaidus dar vienus metus Europoje. Bus gana įdomu tikrai stebėti. Ir tai yra daugiau, galima sakyti, gera tokia patyrusių komandų
ir keletą jaunų žaidėjų toksai miksas. Ir liekam, kas mes, Aistės ir Klaipėda, kur yra daug jaunimo, kuris moksleivių plus studenčių. Ir lieka Šiauliai, kažkaip kol kas dar net nežinom sudėties. Kažkaip, tai aš manau, ten bus daugiau moksleivių irgi. Tai man tokias mūsų čempionatas. Kalbant apie profesionalus, kaip juos prisivilioti, ką reikia pažadėti arba pasiūlyti? Kaip kiekvienas profesionalas, kaip kiekvienas žmogus, kuris save laiko profesionalu, be abejo, pas jį yra visai kiti kriterijai. Sportininko karjera yra tikrai neilga. Ir aš manau, geras žaidėjas, jisai pirmiausia stengiasi save finansiškai patenkinti, uždirbti tos pinigėlius per tą trumpą laiką, nes kiek jisai yra vertas. Ir viskas. Tai yra, jeigu tu esi tikrai aukštos klasės žaidėjas, Lietuvoje yra sudėtinga jį išlaikyti. Artimiausiu metu kibirkštis kovos su kuo ir kur? Šį savaitgalį mes pradedame, sakykime, oficialias rungtynės Rygoje. Startuojame naujoje susikurtoje Rytų Europos lygoje, kurioje dalyvauja, sakykime, 2 Latvių komandas, mes, Lenkų ir Baltarusų. Startuojame pirmą dieną su Lenkų komanda Gdyne, antrą dieną žaisim šeštadienį su Baltarusių, Minsko Horizontu ir sekmadienį užbaigiam su Rygos TTT, kuri dalyvauja Europos taurėje. Tai bus tikrai intensyvus savaitgalis ir neblogas testas prieš prasidedant kovoms Lietuvos moterų krepšinio lygoje. Lietuvos moterų krepšinio lygą pradedam spalio 9 išvykoje su Aistėmis. Namuose žaidžiam tik tai spalio 23 su Šiauliais. Tai va, jeigu labai kviečiu, nes moterų krepšiniui tikrai reikia palaikymo. Gal jis netoks intensyvus, toks gražus, bet mes labai stengsimės. Visuomet yra gražiau, kai žaidžia moteris, negu vyrai, bent jau aš taip galvoju. Kalbant apie tikslus, vis tiek prieš prasidant sezonui yra svarstoma, žiūrima, planuojama ir visi nori siekti aukščiausio, bet žvelgiant realiai, kas jūs kaip trenerė, nuteiktų sakyti, čia jau yra gerai. Su jauna komanda, kuri iš tikrųjų nėra taip patyrusi. Kaip ir sakėt, kiekvienas žaidėjas, kiekvienas sportininkas nori siekti pačio aukščiausio, bent jau savo slaptosiose mintyse ir svajonėse visą laiką galvoja apie patį aukščiausią laiptelį. Tai yra teisingas požiūris, nes tu turi siekti aukščiausio. Mes, kaip ir sakykime, susirinkom, turėjom prieš sezoną kartu vakarienę ir kai praktiškai visi nusprendėm, kad norėtųsi tų medalių, nesvarbu kokios spalvos, bet jų norėtųsi, nes yra žaidėjas, kurios eina moterų lygoje, sakykime, nuo 16-17 metų pradėję tą kelionę ir aš manau, jos tos patirties turi, gal neturi tose lemiamose kovose, bet aš manau, tai yra realus siekis. O kai mes sakom, kokios spalvos, tai parodys yra laikas. Ir kiek dėsim pastangų, tiek mes ir arba, sakykime, tą medalį gausim, tą spalvą nusidažysim savo pastangomis ir savo kasdieniu darbu. Man visuomet buvo įdomu, baigėsi sezonas arba lemiamos rungtynės ir tuomet jau krepšininkai lipa ant pakilos, yra medaliai kabinami ir supranti, kad tai jau pasiekta. Koks yra jausmas? Jūs uždavėt sunkų klausimą. Tai yra paskutinis klausimas. Tai yra akimirkos jausmas. Tai yra, žinot, ta akimirka, ta vienintelė, aš praktiškai prisimenu patys mano didžiausia akimirka Europos čempionato auksą. Ta mažytė akimirka, kai tau deda medalį, groja, sakykime, Lietuvos himną, jinai atperka tos, 10, 15, 20 metų sunkaus darbo. Nors tai yra minutė, 2, 3 šlovės. Tai yra tikrai nedaug. Nepatyręs nesuprasi niekaip. Bet euforija yra tas vidinis toksai džiaugsmas, kad tu kažką padarai. Aišku, paskui po kurio laiko tas laiptelis susimiršta ir vėl viskas prasideda ta pati rutina. Ačiū, Jurgita, kad atkeliavot. Prašau. Ir viską papasakot, buvo labai įdomu. Linkiu gero sezono. Dėkui labai. Iki. Radio stotis.